Sveiki. Šiandieną mes pakalbėsime toliau apie Žemaitijos saugotojus. Prieš tai mes kalbėjome, prisimenam, apie šitas dvi formas. Tai jungtinės, tai yra galva, kuri esti virš kitos galvos. Taipogi šita galva priskiriama šitam kūnui, o šita galva priskiriama šitam kūnui. Ir tarsi tos pirmos galvos, šitos apatinės galvos kūnas yra jungtinis. Tai va, dabar kas įdomu, su saugotojo viršutinė galva. Aš čia paminėjau, kad Platelių ežeras tarsi kaip deimantas šitoje karūnoje. Taip. Ir paminėjau, kad šitoje galvoje yra eilė formų, kur verta patyrinėti. Ir dabar aš jums atskleisiu po biskutuką jas. Va. Taip, aš biškį didinu. Va. Kai kas jau gal ir iškart pamatėte, kai kas gal ne. Štai yra pirma forma, va šita. Pirmoje galvoje va šita. Gal aš ją pakreipsiu biškį. Ne taip, va taip gal geriau. Va taip, va, ką būtų į viršų. Tai va, kokia čia ta galva ir kokia čia ta forma. O štai matome šitą formą. Taip vedu. Tai aš ją vadinu kaip laumė. Va, laumė, kuri turi dvi akis, nosį, burną. Ir va šičia ir įdomus toks reikalas. Aš kadangi šitą vietą nedaėjau, nepasižiūrėjau, ar čia yra medalionas ant kaklo, va čia, ar čia yra laumys, kaip sakant, kai vyras turi tas Adomo obuolį, tą iškilimą. Tai va šičia jau reikės vietoje žiūrėti, kas šita vieta yra. Va šitoje vietoje, va čia. Nors čia yra 180 metrų kalniukas, bet pasižiūrėti, ar augmenija, ar kas jinai tokia yra. Ir įvertinti, ar čia yra vyras ar moteris. Tas laumys ar laumė. Dabar pasakysime, kad tai čia yra laumė. Bus paprasčiau. O paskui, jeigu jau prie vietos būsiu, aš jau patikslinsiu tiksliau, kas jinai yra. Tai va, matote, labai įdomu. Šičia akis, nosis, burna ir jinai laiko rankose, va šičia rankose laiko veidroduką. Va šitas yra veidrodukas. Tas 170 metrų aukščio kalva yra veidrodukas. Ir įdomu, o ką stebi laumė šitam veidrodukė ir kas čia viskas vyksta, koks procesas. Tai va, laumė stebi Budą. Buda yra priešais, va štai iš dešinės mūsų pusės, va. O matote, va Buda. Va štai Buda. Sėdintis Buda. Jisai turi va šičia tokį pakilimą. Tai yra užnyša. Jeigu jūs įsivestumėt kur, jūs pamatytumėt tokį kaip samurajų tokį pakilimą. Tokį. Tai va šitas pakilimas, jisai simbolizuoja pas Budą užnyšą.
Va, kaip įdomu. Ir tuo išskiria, pavyzdžiui, paprastą medituotoją nuo Budos. Tuo, kad paprastas medituotojas neturi užnišos. Jisai gali, vat, kaip sako, vat, tą pakilėjimą 170 va, tokią sferą turėti virš, ar ne, tarsi kaip nimbą ar dar ką nors, tai bet užnišą išduoda, kad jis yra Buda. Va šitas viršui pakilėjimas. Nu ir automatiškai va šita vieta jinai yra veidas, va šičia va, veidas, apačioj kaklas, va šičia visa galva. Jisai sėdi, tarsi žiūri į tą pusę. Kaip sakant, laumė žiūri į jį, o jisai tarsi žiūri į laumę. Va kaip įdomiai gaunasi. Ir žinoma, jisai sėdi. Sėdi. Ir ne šiaip sau sėdi, o sėdi ant pakilos. Ir kas simbolizuoja šitą pakilą? Vat štai. Va, pakila, jinai tarsi ant kaip. Va šitas upelis, šita drėgmė ir šitas ežeriukas. Va, šitas va, toks, galim sakyti, ežeriukas, kaip ne ežeriukas, kaip sakant, vandens susikaupimas. Ir tarsi matosi, va šičia yra va, visas va, tasai vandens susikaupimas, va iš vienos ir kitos pusės jisai simbolizuoja, ant kurio sėdi Buda, pakila, kaip karaliui, ar ne, jisai tron ant sosto, karaliaus sosto. Tai va čia yra jo sostas. Šitas. Ir kas įdomu dar, kad jisai virš jo galvos eina va šitą vietą, va šitoje vietoje lietsargis. Nes eilė simbolių apibūdinantį Budos padėtį. Tai reiškia tas pakilėjimas, kad tai išskirtinė asmenybė, užniša, na žinoma, sėdinti poza, lotosas, va šičia iš šonų. Na ir lietsargis. Jūs žinot, kaip išskirtiniam asmenybėm jie virš galvos laiko lietsargį arba veduoklę, kur ten, jeigu veduoklė, tai ten vedina jį. Šiais laikais tai yra tie propeleriai, ar ne, o tais laikais nebuvo propelerių, veduodavo, o nuo saulės tai lietsargis. Tai va šitas simbolizuoja lietsargį, o šitas simbolizuoja pakilėjimą, ant kurio sėdi Buda. Nu ir automatiškai užniža. Ir laumė jinai žiūri į Budą. Dabar įdomu. Kodėl būtent laumė žiūri į Budą? Ir iš ko mes sprendžiame, kai jisai būtent žiūri į Budą? Iš jos minčių. Pasižiūrėkime sekančius simbolius. Va. Matote, šitą pusę, kairę pusę. Iš mūsų pusės kairė pusė. Va šitą. Ką aš jums rodau. Čia yra tas, ką laumė galvoja. Kas pas ją yra galvoje. Ir matome ką? Vieną iš formų. Va štai. Va matote galva. Va čia yra galva. Čia yra irgi pusiau lotosas. Tarsi štai šitas galvoja apie šitą. O čia yra mintis, taip tarsi atspindys, jos atspindys. Va. Matote? Tai patvirtina, kad galvoja laumė apie šitą.
Taipogi, dar vienas momentas, laumė turi veidroduką. Va štai veidrodukas. Veidrodukas, jisai ką atspindi? Ar laumė atspindi, ar kažką tai kitą? Žinoma, Budą atspindi. Veidrodukė atsispindi Budą. Kas parodo Budą atspindi veidrodukę? Va štai šitą formą parodo atspindį. Buda tarsi iš dešinės pusės, o šitą formą jinai iš kairės pusės. Va, matote, galva, kaklas ir visas kūnas. Tarsi veidrodžio principas. Tai va, matote, kad laumė medituoja į šitą formą. Ir jos mintis galvoje yra patvirtinančios, kad jos medituoja. Ir veidrodukas patvirtinantis, kad jisai medituoja. Va. Matote, kaip įdomu. Įdomu. Dabar, kas toliau einama? Laumė taipogi saugo praėjimą. Va čia yra laumė, laumės galva. Taip. Ir va štai yra štai va šitoje vietoje toks kaip praėjimas. Čia netgi, man atrodo, kelias yra. Aš biškį padidinsiu. Va iš tos pusės galima kažkaip tai prieiti ir va šičia yra praėjimas. Va tas kelias, jisai galima apžvelgti laumę pro šitą pusę. Kažkaip taip. Reikės čia patyrinėti, bet ką aš noriu pasakyti. Čia yra Paplatelės miškas. Va šitoje vietoje Paplatelės miškas. Tai va, judėdami į Paplatelės mišką, matyti, tas Paplatelės miškas yra drėgnas, nes čia kažkokia tai pelkė, kažkoks upeliukas, va čia. Bet kelias jame yra ir perėjimas netgi yra iš antros pusės, va, per šitą upeliuką. Aš nebuvau. Tai va, dabar šitą praėjimą, nes matosi, vieta yra kalvota ir iš vienos pusės kalva 185 metrai, taip, ir iš kitos pusės kalva 170 metrų. Va, matote, visas ir iš vienos ir iš kitos, o čia toksai kaip tarpeklis yra. Nu ir keliukas yra. Tai va, ir va šitą praėjimą, kaip patekimą į laumės dešinę ausį, ar ne? Šičia laumės dešinė ausis, kad ją pamatyti, ar taip yra praėjimas. Toks tarpeklis, ar ne? Saugo viena būtybė va šitą. Aš jums pakreipsiu, kad matytųsi geriau. Va, taip yra geriau. Matosi. Matote. Va štai būtybė sėdinti, tarsi va čia jos rankos, va, tarsi jinai sėdi kaip, sakyčiau, kaip antele arba žąsele, pasiėmusi už savo kelėnų. Va šičia yra, va, ta ranka, jinai čia jos kelėnai. Va šitoje vietoje kelėnai, va šičia. Gražiai. Kelėnai. Ir va šičia jos akis, čia yra burna, čia nosis ir jinai stebi va šitą praėjimą. Na, žinoma, plaukai čia gražus. Ir paklaustumėt, o kas ir kaip, kokia jinai yra pagal nuotaiką šitas saugotojas šito praėjimo. Kokia nuotaika pas ją yra? Žiūrėkime toliau. Va štai jos mintis, ką jinai galvoja. Va, ir dar vienas va šičia labai įdomu. Va čia irgi, ką jinai galvoja. Tai galime pastebėti, kad šitas saugotojas yra meniškos prigimties. Nu, kaip sakant, jisai nemuš. Jeigu jūs eisite per šitą vietą, jisai nemuš. Kaip sako, jinai yra meniškos prigimties. Jeigu pamatytumėt, va šičia yra tarsi pusė kaukės. Žinot, kaip menininkai yra.
užsideda kaukę. Va čia akis, čia yra nosis ir čia yra šypsena, pusė šypsenos. Va, čia yra kaukė. Teatro kaukė. O čia viršui 3 dainuojantis. Matot, burnos. Tai va iš to galima spręsti. Na, dar reikės patyrinėti vietoje. Čia yra tokia pirma tokia pažintinė mūsų iš viršaus forma. Tai, kad jinai yra, šitas saugotojas praėjimo yra meniškos prigimties ir jinai, žinoma, kyla į saugo, žiūri, kad viskas būtų tvarkoj, kad bent koks, kaip sako, bent kas ir netinkamas nepraeitų pro čia. Va. Dabar, kas įdomu toliau. Kokia laumės funkcija šitam praėjime. Dabar mes grąžinkime laumę vėl į pirminę padėtį. O laumė, jinai užsiema kitą funkciją apsaugos šito praėjimo. Nu, kad prie jo ausį, kaip sako, prie jo ausies būtų ganėtinai sunkesnis priėjimas, tai va šitas vėzdas, va matote, vėzdas, va šitas vėzdas. Va, jinai mintise, čia jos yra mintis iš vienos pusės. Medituoja į Budą, o iš kitos pusės dalis proto stebi šitą praėjimą. Va šitą. Ir vėzdas, tai jinai turi, kaip sakant, ir tokį apsaugos variantą. Iš vienos pusės va šitas saugotojas ar saugotoja, va šitas, kurį mes jau apšnekėjom, jisai yra meniškos prigimties, o pati laumė, jinai, jeigu kas, ir su vėzdu per užpakalį gali sumesti. Vat, jeigu jūs netinkamas ir nepasiruošęs ir neturite tam tikrų savybių ir labai veršitės į kontaktą su laume, galite gauti ir su vėzdu per užpakalį. Šitas vėzdas, jisai tai parodo. Va. Kaip įdomu. Na ir dar, kaip užbėgant į priekį, galiu pasakyti, kam įdomu, kas jį matote ir kas kažkiek tai, va štai dar viena forma, kuri kažką tai kužda laumiai į ausį. Paplatėlės miškas. Matote galva. Va štai šitas, nu irgi tarsi atsiklaupęs. Ar ne, prieš laumę jisai patarėjas toksai kužda į ausį. Irgi. Čia reikia daugiau studijuoti, bet vat irgi viena iš formų patarėjo, laumės patarėjo. Na ir kokia dar viena forma yra, kad jisai irgi medituoja. Šita laumė, jinai yra nepaprastos, sakyčiau, nepaprastos prigimties ir dieviškos prigimties, galėčiau taip sakyti, dieviškos, šviesios prigimties, nes mes daugiausiai laumę suprantam, kad tai yra tokia nosis ar nespuogas ant nosis ir jinai, skaitosi. Reikia suprasti, kad jinai dabar čia atlieka tam tikras funkcijas, tam tikras pareigas šitoje galvoje. Prisimenam, kad šita laumė jinai yra išminties galvoje, toj viršutinėje galvoje. Tai jinai turi tam tikras funkcijas. Va šitoje galvoje galima sakyti. Bet jos, nors jinai gal yra ir tokia griežtoka, nes vėzdą turi, bet iš kitos pusės jinai neša išmintį. Išmintį, nes medituoja į Budą. Ta griežtumas yra
galėčiau taip sakyti, surištas su išmintimi ir atjauta. Va. Tas griežtumas ne šiaip sau kaip mama, kuri linki gero savo vaikui ir laiks nuo laiko, kaip sakant, jį subara, jeigu jisai neklauso. Taip pat ir laumė, jinai ne tai, kad kažką tai nori pagal viską, ką mes čia stebime, padaryti piktą. Skaitosi ir, pavyzdžiui, čia pasirodė kažkas tai akiratį, reikia jam įkasti arba kažkokį išdaigą įkrėsti. Ne, šitą laumė to nedarys. Jinai, jeigu pabaus arba baus, tai jinai baus su išmintimi. Tai reiškia, šita bausmė jums bus tik tai į gerą. Ir dar va šičia jinai, jos dar galvoje, jinai galvoja apie Budą Amitabą. Va štai šitą formą, aš jums tai parodysiu, kadangi čia jos yra mintys. Va, štai va šitą formą, va šičia yra Buda Amitaba. Dabar klaustumėt, o kaip jisai atrodo, Buda Amitaba? Nu, kitą kartą aš jums jį parodysiu, kaip jis atrodo, bet šį kartą aš papasakosiu. Va štai jo yra galva. Jisai žiūri tarsi į mumis. Štai yra jo rankos iš šonų. Ir štai yra indas. Va šitas indas. Nektaro indas. Va kur visa esmė. Kas nori, įsiveskit Budą Amitabą. Raudonos spalvos, skaidrus, spindinti, žėrintis ir tas, kurisai, kaip sako, pas jį patekti galima, jeigu jūs turite didelį norą. Po mirties, žinoma, kaip ir viskas. Jeigu turite didelį norą pas jį patekti, tai jūs galite. Tai yra Tyro krašto Buda. Vienas iš 5 Budų, tai Tyro krašto Buda. Pas kitas Budas yra ganėtinai sunku patekti. Reikia išsiugdyti labai daug gerų savybių. Labai daug savybių. Va, o pas Budą Amitabą, kadangi jisai davė tokį įžadą prieš tapdamas Buda, kad aš priimsiu iš atjautos, mylinčio gerumo, jisai davė tą įžadą. Ten ir daugiau įžadų buvo, bet vienas iš jų, kad kiekviena gyva būtybė, kuri panorėtų gimti mano tyrame krašte, jinai turės sąlygas gimti tame krašte. Tik tai reikia gyvos būtybės noro. O kokį gyvos būtybės noro? Kad mirties metu sukoncentruoti protą į Budą Amitabą ir sukalbėti 10 kartų Budos Amitabos vardą. Nu, gali užtenkti ir 1 karto, nes mirties metu matot, bet sako, jeigu ten jo įžaduose, jeigu jisai taria mano vardą ir susitelkia į mane, aš ateisiu jam į pagalbą. Nors ir koks jisai bebūtų, kaip yra netgi šventraščiuose parašyta, kad jeigu nors jau pragaro ugnis, jį jau nori pasiglemžti ir jis jau jaučia skausmą ir kitką, bet jeigu jisai ištaria Budos Amitabos vardą mirties metu, pragaro ugnis virsta gaiviu vėjeliu. Va kaip įdomu. Žinoma, jūs tiesiogiai pas Budą Amitabą, jeigu jūs jau buvote biški kaip pragare, nepateksite, jūs pirmiausiai būsite lotoso žiede. Nu ir tenais aprašyta labai gražiai, kas jumis ten toje lotoso žiede, ką ta gyva būtybė jaučia. Pirmiausia, jinai jaučia palaimą, bet antra, jinai kaip skaistykloje yra, jinai, kaip sako, atidirba tos blogus savo darbus, neutralizuoja blogus darbus. Ir kai tos blogus darbus neutralizuoja, tada tas lotoso žiedas prasiskleidžia ir tada jisai gali pakilti ir tada tikrai į Budos Amitabos kraštą. Tas lotoso žiedė, ką jisai patiria tenai šventraščiuose, labai gražiai irgi aprašo, kada nors aš labiau paminėsiu. Jisai, tik tai trumpai, kad jisai visą laiką yra palaimoje, ten tam lotoso žiedė, tik tai vienas momentas, kad jisai nemato pačio Budos Amitabos.
Tai va trumpai, jeigu tiek, o skaitosi, o vat laumė, jinai savo galvoje turi ne vien tik tai vat vieną formą, kur jinai atspindi Budą, kur jinai išvelgia, o kita forma Buda Mitaba. Tai aš irgi tai išvelgiau ir galiu su jumis pasidalinti. Kada nors tai parodysiu, gal kažkaip, kaip atrodo Buda Mitaba. Tai va. Dabar kas einame toliau. Taip, dabar vat šitas laumė, jinai yra visos Platelių ežero, viso to Platelių rajono, kaip sakyti, Platelių ežero stebinti akis. Aš čia biškį peržiūrėjau, tai vat aukštuma, va šita akis labai įdomi, yra 191 metras virš jūros lygio. Ką tai reiškia? O vat kitos vietos aš ieškojau, vat ir netgi 170 skaitosi, va čia irgi viena yra labai aukšta vieta, netgi va šita vieta, jinai, aš apie tai pakalbėsiu, nu, žiūrėsiu, po laiką pasižiūrėsiu, gal kitą kartą paminėsiu. 194. Tai vat šita vieta, jinai antra vieta po laumės. Tai pasirodo laumės akis, jinai stebi visus platelius, nu, kaip aš sakau, visą išminties galvą. Ta viršutinė galva, kurią mes jau apie ją kalbėjome. Va, matote, kaip įdomu. O Buda, jisai yra tarsi kaip užslėptas. Va, kaip įdomiai jisai užslėptas. Bet mums jisai yra, Buda, nei laumė, yra labiau matomas miškuose. Pasižiūrėkime, kaip atrodo miškas. Va, žiūrėkite. Va, jeigu mes žiūrėtumėm iš viršaus, iš miško pozicijos, tai va šitoje vietoje yra laumė. Nu, praktiškai nieko. Čia kirtimai, čia pelkynai, čia pelkės. Nu, praktiškai nieko negalim žiūrėti. O vat Budos kontūrai jau kažkiek tai pasimato. Vat jo galva. Va, čia grinai galva. Čia yra kelias. Čia yra kelias. Čia jo galva. Va, matote? Čia jo kūnas. Ir va štai jo šiek tiek matosi netgi, kai jisai sėdi. Va. Čia jo kūnas. Taipogi matosi pakilėjimas sostas. Va šitoje vietoje labai gerai irgi matosi, ar ne? Na, lietsargis tai toks, kaip aš sakau, va šitoje vietoje, va šičia, va toje vietoje toks nelabai ryškus. Nu, bet yra va čia iš šonų tas pelkynas, va. Rupelis šiek tiek matosi. Šiek tiek matosi. Iš vienos pusės ir iš kitos pusės toksai labiau. Tai dėl to vat Buda, jisai labiau mūsų pasauliui, jisai yra matomesnis. Ne vien tik tai savo reljefe, bet kartu ir miškuose. Želmenyse, kaip aš sakau. Taip, o vat laumė, jinai užslėpta želmenių, pasislėpusi nuo želmenų. Želmenys ją slepia. Tai va, kaip gražu. Dar toksai noriu tokį pastebėjimą. Va, dabar aš grąžinsiu Platelių ežeriuką. Va, į natūralią padėtį. Va taip va. Žiūrėkite, kas gaunasi.
Žinoma, aš paskui jau video medžiagą esu paruošęs, aš šiek tiek esu jau patyrinėjęs, pavaikštinėjęs ten tose vietose ir tose kalvose. Nedaug, daug ką supratau, buvo toksai pirmasis susipažinimas. Tai va ir įdomu tai, pasižiūrėkite, kaip aš sakau, Platelių ežeras, jisai turi tokį iškušulį va šitoje vietoje. Tarsi tas iškušulys, va matote, va šitas iškušulys, va toksai. Jisai Platelių ežerą tarsi kaip padalyja į dvi pusės. Į vieną pusę ir į kitą pusę. Nu, mūsų tą deimantą arba tą brangakmenį, taip. Ir vat šita aukštuma 156 metrai. Jeigu tai per pusę einant, susišaukia su, nu, šiek tiek va šitą aukštumą va šitą. Susišaukia su Laumės širdim. Va. 191,4. Matot, Laumės širdis. O šitoje vietoje. Aš į Laumės širdį patyrinėjau. Bus video medžiagoje ten išdėta, pamatysit. Yra sakralinė vieta. Jau buvau nuėjęs, pasižiūrėjau, viskas tvarkoja. Tai va, matote, tarsi irgi labai įdomus susisiekimas. Šitos tarsi, va. Jeigu taip paraleliai. Op, tiesiai į Laumės širdį. Va. Na ką, tai tiek pradžiai. Žinoma, iškart užbėgsiu į priekį. Kas tyrinėsite aukštumas, pagal žemėlapį aukštumas, nu, vis tiek važiuojate į Platelius, tai viskas normalu, pasižiūrėsit, pasiimsite, pavyzdžiui, reljefo žemėlapį, galiu štai ir paminėti, kad kai kuriuose vietose šitas reljefo žemėlapis, jisai sunkokai kraunasi, nes nu, viskas priklauso nuo ryšio, kokį ryšį turite. Ir prieš eidami į šitas vietas, kur kildami ant tų kalvų, nu žinoma, jie miškingose vietose, taip, jeigu jau tyrinėsit, jeigu užlipsite ant tų kalvų, nepušiuoti, nekaukoti toje vietoje, apsaugau aš jūsų nuo to, nelaužyti medžių, nekasinėti, galite rinkti vaistažoles, galite pamedituoti, bet prieš tai šiek tiek būdami apsaugoj. Ta prasme, kelnes įsikiškite į kojines, nežinokite, kad šitos vietos, visos va šitos vietos, jos turi erkių, nes miškingos vietos. Gali būti va kokioje šlaitė ar dar kas kokio erkė gali jums įsisirpti. Va tai žinokite, būkite atsargus. Dėl to kiškite kelnes į kojines, kai jeigu tyrinėjat, ir laiks nuo laiko, kas apsižiūrėkit. Praeina ten kokį 10-15 žingsnių ar 20 po mišką, nes tenais yra labai daug, va šitose vietose labai daug yra mėlynių. Yra labai, ta prasme, yra kur jums ten užsikabinti jums, jeigu kas. Va. Tai va, dėl to būkit atsargus su tuo dalyku. Ir svarbiausiai nelaužyti, ypatingai aukštumose, nekakoti, nepušioti, labai nešūkalioti, nerūkyti, nemėtyti nuorūkų, o galite pamedituoti, rinkti vaistažoles, jeigu reikia, rinkti uogas galite, tose vietose ne problema yra. Na, papailsėti galima, bet nekurti ugnies. Išskyrus, jeigu atliekat ritualus, tai taip nesaugu kurti ugnį miške, bet nu, visko būna, kartais žmonės galvoja, o, gražiai aukšta vietelė, kalniukas neblogas, reikia va įlipti, pasistatyti ir pasikepti šašlikų. Ne, gink Dieve, nedarykite to, nes nežinosite, kaip sureaguos ta sakralinė vieta. Paskui galite turėti problemų,
Ne vien tik tai jūs galite turėti problemų, bet ir jūsų vaikai, ir jūsų šeima, ir jūsų gerbuviai gali nukentėti, ir labai stipriai gali nukentėti, gali būti nukentėti jūsų sveikata. Dėl to šitose vietose, kur yra sakralinės vietos, tenais, kur išteka šaltiniai, kur yra aukštumos, kur yra kažkokios tai ten, pavyzdžiui, prieinat ir matote kokią, toks kažkas tai išskirtinis ir jums tai per širdį, vat, sako, iš širdies, va, toks išskirtinis. Geriau ant tos vietos netgi nelipti. Pavyzdžiui, kažkoks akmuo, ar ne? O aš paimsiu ir palaipysiu. Ne, nedarykit. Apžiūrėti galit, tyrinėti galit, nieks nieko. Pagarboji, viskas pagarboji. Nes paskui galite užlipti kam nors tai ant galvos iš saugotojų. O tas saugotojas, jisai turi mistinės jėgas. Jisai jums pasieks, nesvarbu, kai jūs išvažiuosite į Mažeikius. Paskui atsiranda, pavyzdžiui, nei iš jo, nei iš to žmogui kokios nors tai lygos. Sako, aš nuvažiavau į kažkokią tai vietelę, vieto, kad gaučiau kažkokiu tai gerai pailsėčiau, po šitos vietelės man ten kokios odos lygos nei iš jo, nei iš to. Gydytojai bando, tepalus rašo, viską ten rašo, viskas taip ir taip. Ir išgyti negali. Eina paskui pas kažkokias būrėjas, kad kažkaip taip nuimtų tos visus reikalus ir niekaip negali nuimti. Dėl ko? Dėl to, kad kažkam tai užlipote ant galvos. Kaip jums nepatinka, pavyzdžiui, dabar įsivaizduojat, kaip jums nepatinka, kad kas nors tai ateitų pas jumis į namus ir pradėtų sakyti, vat, čia skaitosi ir dar iš, kaip yra sako, vat, pavyzdžiui, palikot duris atidaras ar ne, ir įbėgo šuva, jums pridergė kur nors tai ant lovos. Kaip jūs tada reaguotumėt? Jūs į tą šunį. Sakytumėt, neišmanimas, bet iš kitos pusės, tai jūs imtumėt kažkokių priemonių, taip pat ir čia. Jūs įsivaizduojate, ten saugotojai, jie šitą vietą laiko sava. Kaip jūs laikote, pavyzdžiui, savo butą savu, taip pat ir saugotojai laiko šitą vietą sava. Nesvarbu, kai jūs jo nematote, yra tam tikros galios, jūs galite tai pastebėti. Aš jums taip ir sakau. Ir jeigu jūs ateinat, pradedat kenkti šitai vietai, automatiškai jisai kenks ir jums. Jūs neįsivaizduojat, kad iš karto jisai turi. Gali ir iš karto, pavyzdžiui, galite paslysti kokią koją, nusilaužti ar dar kas nors. Tai viskas gali būti. Bet dažniausiai būna tai, kai jūs pravažiuojat, ramiai nieko nesitikite ir paskui prasideda problemos. Va taip. Atsargiai. Gerai. Tai tam kartui tiek. Sėkmės.